Tai sveiki, mes vėl sugrįžtam dėl to, kad iš jūsų sulaukiam labai daug grįžtamojo ryšio ir jisai buvo nuostabus. Ar jūs merginos matėt? Taip. Skaitėt? Taip. Ir jis nesibaigė. Kas fainiausia, jis nesibaigė. O svarbiausia, kad šiandienos mūsų tema yra apie pinigus, apie šeimos pinigus, apie vaikų pinigus, su vaikais pinigus ir taip toliau. Ir labai norime padėkoti, kadangi šią savaitę visos užkūrėm savo Instagramo profilius ir jūs tiek mums prirašėt ir mes pastebėjom, kad tai yra labai opi tema. Tai pradėsim apie tai kalbėti. O kalbant apie pinigus, tai manau, kad būtų labai svarbu paminėti mūsų šio įrašo rėmėjus, nes nieko nevyksta be pinigų. Tikrai taip. Tai Aušra, gal galėtum pristatyti, kas remia šią laidą? Šią laidą remiu aš. Ne. Šią laidą remia Vita Juvel kompanija ir tai yra ąsočiai su kristalais. Ir pagrindinis tikslas yra leisti žmonėms lengviau, stilingiau, gražiau gerti vandenį kasdien ir vis daugiau. Todėl, kad sutikite, labai daug žmonių vandens negeria visai. Tai vat mes esam tam, kad atraktyviai, stilingai ir gražiai papuoštume kiekvienos dienos stalą ir padėtume gerti daugiau vandens. Taip. O ką reiškia tie akmenukai, aš dar noriu pratęsti viduje? Turi kažkokią reikšmę. Be abejo, kad tikrai girdžiu dažnai, kas pas mane pamato ąsotį ar gertuvę, klausimą, kas čia tie akmenys? Akmenys yra gamtos stebuklas. Ar ne? Ir jeigu bendrai paėmus, visas šis dalykas yra akmuo. Jeigu taip pasitelktume vaizduotę, nes iš ko yra sudarytas stiklas? Iš smėlio. Smėlis kaip atsiranda? Ar ne? Trinasi akmenys. Trinasi kažkas. Tai va štai šie akmenys iš ties yra parinkti ir šie deriniai padaryti ne taip savo, ne pagal spalvą, ne pagal grožį. Jie tiesiog vienas kitą papildo ir žinoma, akmenys turi savo savybės, kuriomis praturtina vandenį. Na ir tą vandenį geriame mes, ir gražėjam, atsiskleidžia ir pasipildo mūsų prigimtinės duotybės ir sutikite, kad labai daug žmonių, turėdami gertuves arba ąsočius, tikrai patvirtina, kad dabar aš jau pagaliau galiu išgerti daugiau vandens. Tai mums moterims yra svarbu grožis, estetika, ar ne, o kas gali pasakyti, kad čia negražu. Oi, čia yra pati iš viso nuostabiausia dovana tiem, kurie viską turi. Aš kaip sakau, einate į šventę, kur jie viską turi, tai imi ąsotį iš Vito Juvelio ir tikrai ir nustebinsi, ir ilgalaikė, ir vertinga dovana. Bet gal grįžtam prie mūsų temos jau? Taip, grįžtam. Apie pinigus, nes žinau, kad akmenys gali irgi juos pritraukti. O žinoma, bet čia pakalbėsime kitą kartą. Kitą laidą pratęsime apie tos akmenys. O šiandien gal mes pradedam tada nuo to, kaip mes pačios augom ir kokį gavom tą pamatą iš šeimos. Bet aš manau, kad galėtų Aušra, nes jinai čia ir užkūrė šitą temą. Aušra, tu būk pirma ir papasako, kaip čia, kodėl mes... Čia vis tiek tu dėl visko kalta. Aš dėl visko kalta. Aš viską geriau žinau. Nes aš viską geriau žinau. Iš tiesų, aš tikrai ne viską geriau žinau ir aš pati susidūriau su šita pinigų tema, kai pradėjau dirbti kartu su verslo trenerė Gabrielė Vaičekauskienė. Ir dalykai, kurie jai atrodo įprasti ir paprasti, man kėlė siaubą. Ir iš ties kažkurio metu aš pajaučiau, kad man trūksta žinių, bet tos žinios nėra tos, kad aš negaliu perskaityti, ar ne, bet tiesiog tikrai jos nesudaro man loginių minčių, neduoda loginio atsakymo, kodėl vienaip ar kitaip turėtų šitoj finansiniai situacijai arba sprendime būti. Ir aš tada pradėjau nagrinėti, o kurgi čia šuo pakastas? Ir aš supratau, kad tai yra vaikystė, todėl kad aš gyvenau šeimoje, kurios biudžetą visuomet parūpino ir visuomet buvo pinigų ir nieko nestokojom, už tai buvo atsakinga mama. Ir ji labai daug dirbo ir jos darbas labai reikalingas visiems žmonėms buvo, todėl kad jinai yra dantų technikė. Tai darbo valandos buvo nenormuojamos, bet apie pinigus, kad būtų kalbėta, mes niekada nekalbėdavom. Kalbėdavom tik tai, kad reikia daug dirbti. O iš kur atsiranda pinigai,
aš niekada nesusimastydavau. Ir tai atrodydavo, kad tie pinigai visą laiką yra laisvai pasiekiami, nes yra mama, yra šeima, ar ne? Po to buvo studijos, po to buvo darbai, kažkaip tie pinigai irgi pakankamai lengvai, po to atsirado vyras, santuoka, irgi garantija, ar ne? Ir čia staiga prieš kokį 10 metį jau man pradeda klibėti tie finansiniai pamatai, finansinės žinios ir štai va dabar aš susidūrusi su Gabrielė, prieinu prie tokio taško, kad aš iš tikrųjų nesu finansiškai raštinga. Tikrai galiu pasakyti visai Lietuvai, todėl kad tas finansinis raštingumas kiekvieno žmogaus, na gal suvokimu yra skirtingas, bet kai kalbam apie vaikus, ar aš galėčiau finansų raštingumą savo vaikams perteikti? Tikrai ne. Ir aš tada jau čia šitoj vietoj telkiuosi specialisto pagalba, kad tik tai specialistas žmogus, kuris išmano, ugdytų mano vaikus, nes aš turėdama nepakankamai žinių apie finansus ir jų valdymą, šiam savo amžiui tikrai kenčiu. Tai va, tokia mano istorija. Ir ką tu dabar darai toliau su ja? Ką dabar darau? Kokius žingsnius? Nes iš tikrųjų, tai aš, paminėkime, mums gerai žinoma Viktorija Vigelytė, aš tikrai jai sakau, aš dabar esu ta paauglė, kuri ateisiu pas tave mokytis finansinio raštingumo. Gal tikrai daugam keistai skamba, bet yra momentų ir tokių trigerių, kur man, pavyzdžiui, tikrai kelia pyktį, kodėl taip yra, o neturėtų būti kitaip. Ir tada jinai man sako, žiūrėk, čia yra tavo vaikystės įsitikinimas, ar ne? Tai labai įdomu tokiam amžiui tos vaikystės įsitikinimus laužyti, bet tai reikia daryti tam, kad dar plus kiek metų laukia, nugyvenčiau kitaip. Dar daug dirbti, Aušra. Juokauju, čia žinai, tas įsitikinimas, kad tik tais dideliu ir sunkiu darbu pasieksiu. Taip. Tai va, tai aš to savo vaikam nelinkėčiau, todėl telkiuosi pagalba. Nu, dabar Asta. Fiksuojam, kiek aš tylėjau. Tu esi Max šaunuolė. Kvepuojam. Aš didžiuoju savimi. Tu kai tyli gerk vandenį. Tada ir daro. Aš jau ir maudausi ir, žinai, šlakstausi. Aš visiškai kitokiose patirtise gyvenau ir esu gyvenusi labai geroj finansiniai padėtyje iš tėvų pusės ir labai tragiškai blogoj, bet labai blogoj. Ta prasme, nuo iki ir dabartinės krizės, kas čia va, tai pas mus būna krizė, ten krevečių nevalgom, ar ten atsisakėm jautienos, žinai, steikų, nu man, žinokit, juokas ima. Krizė yra, kai tu realiai esi visus pakampius palovius išsišlavęs, visus centukus ir tu žinai, kad visos kišenės yra patikrinta. Tai čia tie mes postsovietikus, ne turbūt daugumą esam tai patyrę, tai užgrūdinti visiškai. Bet pagalvojus ir prisiminus apie vaikystę, lygiai taip pat pas mumis nebuvo jokio finansinio raštingumo, ugdymo. Buvo įdomių niuansų. Aš būdavo laikas, kai iš tėčio po tėvų skyrybų gaudavau labai daug grinų pinigų, labai jaunam amžiui. Nu, labai daug ten. Tu ateisi tau ten 20 litų, ten 30 litų į zekas. Nu, va taip, va, toksai srautas. Ir būdavo tas kranelis, kur tu gali ateiti atsisukti. Tai irgi buvo savotiškos pamokos, ar aš jau galėčiau dramatizuoti, kad ten kažkas blogai darė ar gerai, tai ne, bet tai turbūt irgi šiek tiek įdomiau suformavo mano požiūrį apie vaikų santykį su pinigais. Tai nes aš jiem irgi, mano frazė, žinot, ne, aš nesuprantu, kodėl žmonės siekia vaikus laikyti žemiau skurdo ribos. Na, jų asmeninėse finansuose. Taip. Tai aš tam absoliučiai prieštarauju visom tom teorijom, kad vaikai viską turi susitaupyti per kančią centas prie cento. Ne. Mano vaikai gauna pinigų, aš nesakau, kad švaistau į kairę į dešinę, jie jų susitaupo, bet jie visada yra fokusuoti ne į susitaupimą, bet į būdą užsidirbti. Tai va čia ir yra turbūt skirtumas, į ką aš visą laiką akcentuoju. Nu taip, trumpam intro. Ir vėl tyliu. Bet taip trumpai net šnekėjai, klausyk. Tai dar jinai tauposi. Ai, dar tauposi tokiais etapėliais, ne? Jo. Jeigu prieinant prie mano istorijos vaikystės, tai aš kiek atsimenu, tokio kaip finansinio raštingumo, kad ten sakytų, va čia iš to susideda pinigai, ne, ar ten iš to mes gaunam ir taip toliau, tai tikrai irgi nebuvo, bet mes visą laiką vaikai buvom
tokia, ne vaikai, bet mūsų šeimoje galbūt jį buvo paremta pasitikėjimo, ne? Nes tėtis visą laiką grįždavo, ištraukdavo iš kišenės saują metalo, ne? Ir pasiim, kiek tau reikia. Bet tai nereiškia, kad kiek tau reikia, ne, kai ten mes vaikai galėdavom tiesiog paimti viską. Taip. Bet ne, mes turėjom prieš imdami vardinti tą sumą. Ir iš tos krūvelės jau pasiimti patys, ne, tą sumą. Bet mums visą laiką, aš ką atsimenu, mums visada buvo, nežinau, ar čia galima tai pasakyti, kalama į galvą, bet gal turbūt rodomas pavyzdys, čia būtų tinkamesnis žodis per tai, kad kaip mes galim užsidirbti. Visada, kaip galim užsidirbti, nes mano tėvai visą laiką buvo verslus, jie visą laiką turėjo tas vadinamas anų laikų firmas, ne, tai jie visą laiką skatindavo mūsų užsidirbti. Ten, pavyzdžiui, ateikit, turėjo jie kavinę, galėjom eiti valyti kavinę, ne, ten indus plauti, siurbliuoti kilmus, valyti dulkes, užsidirbsi. Tada galėjom vasaros metu ten aplinką tvarkyti, užsidirbsi. Visą laiką va tą, kad tu gali užsidirbti. Bet aš atsimenu vieną momentą, kad kaip aš, pasinaudodama šituo tėvų pasitikėjimu, iš jų kavinės kasos pavogiau 200 talonų. Eik tu savo. Ir va Jų tada senaties buvo- terminas yra Jau šitai suėjęs, bylai. Man buvo turbūt kokia 9 gal metai, 8, nu va kažkas tokio, kad aš jau dar į pradinę. Tai va, aš kaip ir galvoju, ne, kad koks tas buvo pasitikėjimas ir koks mano buvo pačios tas suvokimas, kad aš galėjau. Bet aš tai matau dabar tą vaizdą, ne, kad aš atidarau stalčių ir kaip tie talonai buvo. Jų ten masė, ne? Nu, ta prasme, Vagnorkės tos. atidarai tą stalčių ir jie ne tai, kad sudėti gražiai ten kurvelėm, ne? Bet tiesiog kaip, Stalčius. kaip baltą popieriaus lapą, žinai, kurių daug yra, tiesiog va pasiėmei ir įsidėjai. Ir man tai netrodė, kad buvo blogai. Man šiaip realiai ir dabar netrodo, kad blogai. ar Tai ne? čia buvo asociacija su to tėčio delnu ir su tom, nu taip. Galimai, ne, kad visą laiką mes galėjom pasiimti iš to delno ir nuspręsti kiek, nes lygiai tas pats ir su to stalčiu buvo, ne, aš galėjau visus pasiimti. Taip. Bet Pasiėmei, vedina kiek to reikėjo. pasitikėjimo, aš pasiėmiau tiek, kiek reikėjo ir atsimenu ten savaitę, aš gyvenau va taip. Va. Visi klasiokai valgė Snickers ledus, nes tadagi buvo naujiena tie Taip, šaldytuvai. taip. Tai žodžiu taip, bet aš labai gavau gerą auklėjimo priemonę ir turbūt va tas momentas ir buvo pas mus šeimoje, kai pradėjo tėvai su mumis atvirai kalbėti apie pinigus ir kaip jie yra uždirbami. Nes mane tiesiog paskundė sesė jaunesnė, Sesė. kad, žodžiu, Vesta turi daug pinigų. Nu ir aišku, mama, iš kur tu gavai tas pinigus, ne? Nu tai aš tiesiog papasakau, kaip sąžiningas žmogus. Sąžiningai apsivogęs. Jo, sąžiningai apsivogus iš savo tėvų, žinai. Ir nuo tada ir prasidėjo. Bet visą laiką pas mus išliko tas pasitikėjimas. Didelis pasitikėjimas, ne? Niekada aš nebuvo taip, kad jaučiau, kad ten po mano tos, sakykime, vagystės, kad ten tėvai man kažko neduodavo. Arba ten stebėdavo, skaičiuodavo, kiek aš ten paimu iš to delno to pačio, ne? Ar ten kiek mama man duoda. Ir taip toliau. Tai tikrai, bet buvo tas momentas, kur paskui jau tėvai mums labai atvirai dalinosi, kiek jie uždirba, kiek kainuoja, tarkim, išlaikymas firmos, nes mes net dalyvavom bankroto visame etape jų firmos, ne, kur skaičiavo bankrotas iki šaukštelių vienetus, kur mes visame tame dalyvavom kaip vaikai, galiu pasakyti, ne, nu, ten buvo kokia jau 12 metų, man, brolių 14, sesuo gal nedalyvavo kaip 8 metė, bet aš atsimenu tą faktą, kad mes skaičiavom to šaukštelių. Skundikų neėmė. Jo, skundikų neįmė. Tai va, tai aš turiu tą supratimą ir dabar kažkada esu iš mamos išgirdus, sako, nežinau, kaip mes čia auklėjom, bet ką matom, kad su pinigais viskas normaliai pas jūs. Bet visą laiką turit, nėra tokios problemos. Aišku, tų tvarkytinų vietų visada yra, nes aš ir pati kitą kartą būna nesusiskaičiuoju, kažkur padarau, nežinau, pravalą. Bet tada ir mokausi, ne? Mokausi pati iš savęs ir su vaikais kalbu pati labai atvirai apie pinigus. Tai kas dalinatės su vaikais atvirai šeimoje apie finansus, kiek kainuoja išlaikyti namus, kiek uždirbate, ten, aš nežinau, dar kažką, kiek jie kainuoja, kiek jie brangus jom yra ir taip toliau. Tai aš tai labai atvirai dalinuosi, dėl to, kad aš prisiminkime, ne tai, kad aš 4 metus dirbau su finansais ir turėjau tokią paslaugą šeimos biudžeto planavimas. Tai va ten ir buvo ta idėja įtraukti visą šeimą, nes aš pati pamačiau, kokia yra pridėtinė vertė būtent
kai aš įtraukiau vaikus, kad jie žinotų apie mokesčius, kokius mokesčius mes mokam kiekvieną mėnesį, kiek mes su tėčiu, su vyru, ne, uždirbame, kur išeina tos išlaidos, kiek kainuoja kuras, jeigu ten norim automobilį nusipirkti, kiek mums reikia eiti iki to, ne, nu, kiek laiko turiu omeny, piniginė prasme. Mano vaikai patys mums pasiūlė, kiek jie yra nusipelnę, nežinau, kiek jie verti yra kišenpinigių, ne, nu patys idėjas pasiūlė, ten pagal tai, kokioj klasėje jie yra, kaip pavyzdys, ne, nu, tai tie mano 4-okė, Ridas 9-okas, jeigu neklystu, bet pagal 9 eurus sprendžiu. Ir jie patys, čia buvo jų pasirinkimas, tokio dydžio kišenpinigiai, ne, mes bandėm įvairius variantus, ir 20 eurų, ir 10 eurų savaitai, bet tiesiog jų buvo pasirinkimas pagal klasę. Dabar jau Ridas galvoja, sūnus mano, kad gal visgi reikėtų jau pagal amžių rinkti sumą. Nes jo poreikiai išaugo. Taip, va čia ir yra ta tokia plona riba. Mes nekalbam, mes tikrai neturim šitos tradicijos, gal dėl to, kad mano vaikai dar tikrai maži, bet aš manau, kad yra pats laikas, todėl kad dabar atnaujiname jau dienpinigių davimo sistemą ir tikrai galiu pasakyti labai įdomių iš vaikų išgirstų istorijų ir pamastymų ir pamatymų, kaip jaučiasi vaikas turėdamas pinigų ir jų neturėdamas. Tai va, kaip Asta, tu prieš tai sakei, kad vaikų asmeninis biudžetas, ar ne? Tai aš abejoju, ar tikrai visos šeimos gali šitą teiginį priimti ramiai ir normaliai, nes tikrai visokių tėvų būna. Bet kai kalbėjome su Viktorija, tai iš ties labai psichologiškai stiprus momentas yra vaiko savivertei, kai jisai turi pinigų ir tada, kada vystosi ir auga, kaip vystosi jo savivertė toliau ir suvokimas, ką reiškia pinigų turėti ir ką reiškia neturėti. Bet ką reiškia turėti ir dar turėti galimybę pačiam nuspręsti, kas su savo pinigais daryti. Taip. Tai čia tikrai sutikim, kad tada, kada mes atiduodam vaikams jų biudžetą, jie tada yra atsakingi, ką jie gali daryti. Ir va, kaip tu sakai, dienpinigių dydis, ar ne? Tai aš savo dukrai sakau, tau savaitėj dienpinigiai yra 5 eurai, todėl, kad tu dar esi pradinukė, maistas, transportas, visi dalykai skaičiuoti, tačiau ši suma yra tavo saldai. Jeigu tu nori suvestos tėją eiti į kiną, jūs tada tos popkornus galite savo finansuoti, ar ne, kad skaičiuotų. Tuo tarpu jau vyresniems vaikams aplinkoje esančios draugės duoda 200 eurų mėnesiui. Tai yra treniruotės kaina, tai yra autobuso bilieto kaina ir tai yra kiti dalykai. Ir sako, pasakiškas vaizdas, kuomet 5-okė sėdi ir skaičiuoja savo biudžetą ir balansą, jeigu jinai dabar išleis kėdams, jai neužteks treniruotėjai arkliams ir jinai turės atsisakyti kažkokios vienos ir tam malonumą, sakykime, ar ne, paaukoti. Tai va, tai man laikas apie tai pradėti kalbėti. Taip, ačiū. Su vaikais, taip, ačiū, su vaikais. Ir jums laikas kalbėti su vaikais irgi apie tai, kiek uždirbat, kiek jis kainuoja, todėl, kad tikrai. Taigi, mama, pridėk kortelį į bankomatą ir tau duos pinigus, ar ne? Tai va, tai čia reiškia, jau mes susifeilinom. Taip, Astos istorijos sugrįšime nuo kokio amžiaus? Aš nežinau, nuo kokio amžiaus. Iš tiesų nepasakyčiau, kad aš jau čia visada tos vaikus įtraukdavau, bet buvo momentas, kai reikėjo pasodinti juos ir tiesiog pasodinau juos ir sakau, dabar surašom visas mėnesio išlaidas, padarom mėnesio planą, kaip mes gyvensim sekantį mėnesį, nes aš suprantu, kad labai daug dirbu ir kažkaip dar daugiau išleidžiam. Taip įvertinkime, nepasakyčiau, kad mažai uždirbi, bet dar daugiau išleidi. Ir tada vaikam buvo šokas, aš tai žiauriai maladėt pasijutau. Kad tiek uždirbi, ar ne? Jo, kad tiek išleidžiam, tai faktas, kad ir uždirbu, nes kaip tu man pradžioj buvo kosmosas rytis, ką tu kalbėjai, kad tu tėtis ten visada aprūpindavo, žinai, po to ten, mama, tai yra mama visada taip stabiliai, o aš kadangi gyvenu pakilimuose ir duobėse, aš to
pagrindo tokio, kad iš kažkur bus neturiu ir dabar aš esu pagrindas visai savo aplinkai. Neturiu to, finansinio užnugario neturiu, tai todėl aš esu tas pagrindas ir supratau, kad viena negaliu to tvarkytis, tai traukiau vaikus, kad jie suprastų, kur mes esame, kaip gerai mes gyvename, nes prie mūsų išlaidų dar parodžiau, čia turbūt jau nežinau, ar pagirtų mane psichologai šitoje vietoje, bet parodžiau, kiek jų tėtis elementais prisideda prie jų išlaikymo. Bet ne iš to, kad ar pasiaukštinti, ar pasižeminti, bet neslepiant visų faktų. Mes turime tokias išlaidas ir iš skirtingų vietų gaunam pinigus, ne? Vaiko pinigus jie gauna, alimentus ir po to yra mano biudžetas, ką aš suorganizuoju. Kai mes surašėm tas sumas, tada vaikai pamatė, kiek uždirbama ir toj vietoj tikrai atsirado daug didesnis supratimas ir sutarimas pas mus, kad pinigai yra nesibaigiantis resursas. Jisai nėra kažkoks toksai neišsenkantis. Tai, sakau, čia toksai labai dvilypis buvo, po to mes mėnesį sekėm, antrą mėnesį sekėm, daugiau aš neturiu nei noro, nei dvasinės stiprybės, ten, žinai, kiekvieną euriuką surašinėti, bet kai aš jaučiu, kai mes pradedam eiti į disbalansą kažkas, žinai, kinta, tiesiog paimu ir vieną mėnesį susirašau viską, kas kur išėjo, žinai, atmatyti negali, mėgstu šitą frazę. Man padeda vėl sugrįžti į save. Aš vaikus esu įtraukusi, jie žino, kiek aš uždirbu, jie nurašinėja skaitliukų parodymus, aš galvoju, aš ryžą, žinai, viena šitą brūdną darbą daryti ir taip, mėnesio pabaigoje aš atinu ir konstatuoju, šį mėnesį būsto išlaikymas mums kainavo, ten, tarkime, 900 eurų. Ir tada, supranti, nes jau didysis jau padirbėjęs, jau yra dirbęs darbą darbę, jau jisai supranta tą pinigą, kaip sudėtinga uždirbti. Oho, taip, tada, žinai, peržiūrim elektrą, tai su eso susipkalam, žinai, pradedam taupyti kažkurioje vietoje, pradedam galvoti, peržiūrime, iš ko susideda ta suma, supranti, kad jau negalėjau tenai be šviesos sėdėti prie žvakės, nes tai daug pavojingiau yra. Tai. Bet iš esmės, supranti, aš jiem konstatuoju tos skaičius, kad jie jaustų šiek tiek tą visą. Dienpinigius jie gauna pas mane, didysis yra jau pilnametis, jisai gauna dar iš tėčio elementus ir jisai gauna vaiko pinigus ir viskas, iš manęs nebeima pinigų, jisai iš manęs gauna būstą ir maistą, mokosi, studijuoja, aišku, reikia ten kažko pridedu. O Lukui dabar jisai yra, čia irgi geras, 6 klasėje, tai nuo šių metų pradėjau mėnesių laiko duoti irgi visą jo biudžetą, jo dienpinigiai sportas plus žiogas transportas, bet aš nežinau, šits vaiks toli eis. Jis mėnesio gale turi daugiau, negu aš jam daviau mėnesio pradžioje. Jis gal užsiema prekybą? Tikiuosi, tai legalu. Taip, gal turi kažkokių pasyvių pajamų. Jisai labai taupus. Jisai moka, jam nereikia tų šokoladų. Aš sako, ateinu pasižiūriu, ką aš dabar išleisiu tos 2 eurus ant to, kažkokio, kuris dar ir ten nelabai man gerai į sveikatą. Aš geriau namuose kaip nors prasisuksiu iš mamos biudžeto. Iš kažko. Taip, ir jisai iš tiesų, aš vis atsisuku ir vėl susitaupė pinigų ir nusipirko tai telefoną, tai kompiuterį, tai ausinės, tai klaviatūrą, aišku, jie viską taigi į IT investuoja. Nes Asta turi tikslą, ar ne, ir turbūt kodėl vaikams niekas neįdomu, todėl, kad jie, kaip tu gali atsidaryti stalčių, pasiimti pinigų, tai jie gali ateiti pas tėtį, mamą ir pasakyti, man reikia ausinio dar kažko, ar ne? Aš, pavyzdžiui, to nedarau. Ne. Lukas, jisai sako, aš taupau, nes kai ko nors norėsiu, dažnai jisai neturi tikslo. Ir kitą kartą avansų taupo. Jisai tiesiog nori turėti tą galimybę, kad kai kažko užsisvaigs, kad nereikėtų laukti. Jo. Čia turbūt tas momentas. Bet dabar dar noriu pargrįžti su klausimu jum. O kokias klaidas leidžiate vaikam daryti su jų pinigais? Va šitoj vietoje man įdomu. Kiek leidžiat susimaut? Nes turim leisti. Ar leidžiat? Tada kitas klausimas. Taip. Aš apskritai net nesikišu jų pinigus, nes mano lygiai taip pat sūnus, jisai turi nusistatęs savo kortelėje sumą, iki kurios jis gali išleisti, tai reiškia, viena suma yra neliečiama visiškai. Ir aš kai atidarau, ten kitą kartą jam reikia pervesti už savaitę ten maisto pinigus, nes pas mane yra atskirai maisto pinigai ir tie dienpinigiai, ne? Tai dienpinigiai yra visiškai jų, į juos neįsiskaičiuoja nei ten pravažiavimas, nieko, tai yra jų
noram, nežinau kaip čia pavadinti. Įgeidžiam. Įgeidžiam ir kurių mes visiškai nevaldom ten, ką jie nori, tą perka ir taip toliau. Tai iš esmės, va tai, ką jie turi, jie gali su tuo rizikuoti. Bet ką aš pastebiu, pavyzdžiui, mano dukra, jinai apskritai nesitarė. Va, jin dabar nori ir viskas, va, kaip moteris. Ne, va, aš noriu va dabar ir viskas. Ir jinai perka, jeigu jai trūksta, jinai turi visą laiką tą paskambutį, ne, kad man reikia, tada, aišku, argumentuoti turi, bet jinai turi krikšto tėtį, krikšto mamą, kurie neturi vaikų, kur argumentų dažnai nereikia. Bet žodžiu, leidžiu, ne, ta prasme, kad tai yra jų nuomonė. O pavyzdžiui, Ridas, tai jisai visada tarėsi. Jis pats, ta prasme, nei mes jo mokinom, nieko. Jis visą laiką tarėsi dėl visko. Jis ateina, va dabar buvo susitaupęs prieš kalėdą, po kalėdų sausį Xbox'ui. Ten kainavo naujas, man atrodo, apie 600 eurų, jeigu neklystu. Tai jis atėjęs su manim dėrėjosi. Jo, ir jisai klausinėjo, ar čia taip toliau, tai aš ten dar daviau jam minčių, kad jisai pasiieškotų geriausios kainos internete, tai jisai rado ir paskui buvo pats savim labai patenkintas, tai jisai yra tas žmogus, kuris tarėsi, bet iš esmės aš matau, kad jisai ima iš tėvo pavyzdį, nes mano vyras, jis visada tarėsi, bet ką bedarydamas, visą laiką tarėsi, kartais jau... Nesakysiu čia. Apie savo turimą, esamą dabartinį vyrą. Tik gerai, jis yra tiesiog best. The best. Tiesiog best. Aš tik tai norėčiau dar atsiprašau, Vakurasta kalbėjo, kad atvirai labai dalinasi su vaikais, kiek išleido, kokios išlaidos, kiek kainuoja ten būsto ir taip toliau. Ir turbūt iš esmės papildant tave, kad bet kokias rytis, bet kokią sferą mes imtume gyvenimo su vaikais, biudžetu ir taip toliau, kuo yra ir mes duodame daugiau aiškumo, tuo kyla mažiau klausimų. Visur. Ir mes lygiai taip pat aš tą pajaučiau, kai aš pradėjau su vaikais dalintis tiek išlaidom, jie jau patys dabar klausinėja, kiek mes šį mėnesį elektros sunaudojimų, kiek vandens ir taip toliau. Tai kuo jie turi tą tikslesnę informaciją, tuo labiau jiems viskas aišku ir nereikia mums tų pastangų dėti, ne? O tie nepasitenkinimai visi, kaip ką aš buvau, pavyzdžiui, girdėjus iš šeimų, kad vaikai, mama man to nenuperka, tėtis man to nenuperka, aš to noriu labai, ten būna kosminiai norai, bet būna visiškai maži norai. Dėl to, kad tėvai atvirai nebendrauja su jais apie tos pinigus ir kyla jiems tada tie klausimai ir jie leidžia savo nepasitenkinimą parodyti per tokius visiškai nesusijusius dalykus, kur paskui mes net nesuvedam šitų. Daug informacijos turim suteikti. Jo, taip, ir man, žinai, kilo toksai, kaip suvokimas, kad tada, kada tėvai kalba su vaikais apie pinigus, tai labai vaikams pasijaučia didelis pasitikėjimas iš tėvų pusės, ar ne? Ir tada, kiek metų jam bebūtų, galvo, aš svarbus. Nes pinigai, ar ne? Bet čia yra labai daug ir psichologijos. Ir va tu prie savo pokalbį paminėjai apie skaitiklius, kad tavo vaikai nurašo. Man iki dabar skaitiklio nurašymas kelia tokią paniką ir traumą, kad aš tikrai galiu pasakyti, mane tikas ištinka, todėl kad vaikystėje, kai mano tėvas eidavo nurašinėti skaitliuką vandens ir kažkuriuo metu pasidarė vanduo Lietuvoje apmokamas, tai buvo tokia drama, tai buvo toks reikimas, kad man vaikystėje įsirašė programa, kad mokesčiai už paslaugas vagia iš žmonių pinigus. Kad valstybė neturi teisės skaičiuoti už tai, ką duoda. Ar ne? Tai va čia irgi yra momentas, galbūt kažkam juokingai atrodys, bet tikrai iš tų atsiliepimų ir padėkų už tai, kad kalbėsime šią temą, necenzūriškai pasakysiu. Viena moteris sako, mano draugė iki šiol turi didelę problemą pinigų ir negali nei atvirai kalbėti, nei paprašyti, jeigu reikia vyro paramos ar ne, nes močiutė visą gyvenimą kaldavo, tau ką, pinigais šikam, atsiprašau, ar ne? Taip. Ir va šitas dalykas vaikui, kuris tikrai nekaltas, kur tiesiog suaugęs žmogus nemoka teisingai parodyti pasitikėjimo ir ištransliuoti, kad mes galbūt finansiškai esam dabar nepajėgus, galbūt mes kažkokioj tai finansiniai duobėje ar ne, išsispręsim, padarysim, nuraminti vaiką, bet ne šitais dalykais jam krauti naštą, nes vaikas tada jaučiasi kaltas ar ne, nes nemoka ir apsiginti. Ir tada, kur mes ateinam suaugusiam amžiui, mes gyvenam įtampai.
Ir tada sutinka du skirtingi žmonės, vienas kaip pasta, ar ne, iš Arvesta, iš gero šito finansinio paruošimo, ir kitas toksai kaip aš, iš tų mokesčių, kurių reikia bijoti, susitinka pora. Ir kas atsitinka? Kaip ta žodis? Apokalipsė. Klipsai. Apokalipsė. Taip. Bet palauk, tu truputį nukrypai. Klausimas tai buvo, ar vaikam leidi su jų dienpinigiais? O leidžiu tai taip, nes Austėja, atsimenu, su tavo tėja vieną dieną Austėja gavo gimtadienio progą 30 eurų Akropolio kortelę, na ir ta kortelė yra tiek medumi patepta, kad jau jos skubėjo ją kuo greičiau išrešti. Taip. Ir aš paaiškinau, kad jūs su ta kortelė galite keliose vietose apsipirkti, rasti kažkokių dalykų, bet jos nuėjo ir nusipirko didelę saldainių dėžę už 30 eurų, jos ją suvalgė per turbūt pusvalandį ir tada ašarų pakalnė, kad ta kortelė yra tuščia. Bet tai nuostabi pamoka. Tai yra fantastinė pamoka, apie kurią jie iki dabar žino, ar ne? Ir ta parduotuvė, kur ateina pirkti saldainių, yra nusistato biudžetą, pasiima telefoną, skaičiuoja tada eurus ir centus, kad išeitų šitą sumą ir jos neviršyje. Tai čia buvo tobuliausia pamoka. Bet ir mes klydom irgi pamokų, nemažai. Taip, bet aš galvoju, kad jau geriau tegu dabar suklysta. Be abejo. Dabar, ten mano vienas vaikas, jisai sugalvojo žaidime prisipirkti ten kažkokių loterinių bilietų už daug pinigų, už 100 eurų. Nes ten tada gali laimėti, žinai, kortelių ir jos ir to vertos ir ano vertos. Na, aš sakau, už savo pinigus, kad ir ką noriu, tai ką dabar daryti. Tai aišku, nieko jisai ten nelaimėjo, išleidęs tikrai stipriai didelę sumą pinigų, bet už tai dabar visada žino, kad kazino daugiausiai išlošia kazino. Žinai. Ir aš galvoju, gerai, šiandien aš būčiau uždraudus, uždėjus baną šitai operacijai X, ane? Jisai 20, 22, 25, 45 metų sugalvotų nuvaryti, čia kazino. Viens dabar pavarė, ne? Žinai, su 40 milijonų. Ryškiai vaikystėje tėvai nedavė. Kiam eurų neleido investuoti. 200 talonų. Taip. Nes taip ir sako, jeigu tu leidi dabar, tarkim, Astos atveju, ne, su 100 eurų rizikuoti jam, tai viskas ok, bet jeigu neleidi, tai tada jisai po 20 metų su 100 000 parizikuos. Taip, ta programa dėliojasi. Nebus tų saugiklių tokių, kad gali ir nepaeit, nes taigi tiek daug yra reklamos, kad visiems paeina. Taip. Nes tie, kuriem nepaeina, jie tyliai sėdi ten kamputyje. Nes mažą sumą investavę labiau gailisi negu didelę. Tai va, užtat ir ateina tas, žinai, kad vaikystėje leisti. Aš tai apskritai leidžiu net su savo pinigais rizikuoti, nes mano sūnus labai nori vienam iš bankinių apsų, ten, kur yra galimybės painvestuoti. Tai mes esame susitarę tokią sumą mano, 50 eurų, kad aš leidžiu su ją žaisti. Viskas. Ir jisai pasiema į savaitę kartą mano telefoną per tą apsą ir jisai žaidžia. Ir aš sakiau, visą laiką 50 grįžta man, o kas viršaus jau tada tavo. Ir gal pasidalysi. Mes šitą žaidėm irgi. Prisižaidėm. Bet sakau, yra ta riba. Bet tai fainai, dabar yra išmoktas vėl pamokos. Tai dar norisi grįžti, nes tikrai buvo pasikartojantis klausimas, mačiau ir pas jūs, ne? Nuo kokio amžiaus reikėtų jau pradėti kalbėti šeimoje apie pinigus? Atvirai, ne, su vaikais. Apie tos pačius mokesčius, apie prekių kainas, galbūt net ir nuo kada jau reikėtų pradėti tos dienpinigus duoti, bet va iš mūsų pusės, kaip mes suprantam, ne? Nes... Jo, tarp kitko, reikia labai atkreipti dėmesį, kad nei mes čia kokios specialistės, ekspertės, čia absoliučiai mūsų nuomonė ir eksperimentai ir patirtis su vaikais. Esame eksperimentai dabar. Geras klausimas. Šiaip gal prisiminti, ne, nuo kada pradėjot? Man toks jausmas, man skamba pradinukas. Žinai, va pradinės klasės. Jau skaičius supranta. Aš pradėjau nuo 1 klasės Austėjai, tik tai po to, kai po to atsirado tas karantinas ir kažkodėl pasibaigė ta sistema, bet kadangi sūnus buvo darželėje, tai kaip jis atsiliks irgi ne. Taip. Bet čia, žinai, turbūt tas suvokimas tų visų pinigų ir finansų, aišku, ir nuo vaiko labai priklauso, bet ar reikėtų nekalbėti dėl to, kad nesupranta, tikrai ne. Aš manau, nuo pradinio šito amžiaus būtų...
Aš kaip sakau, nuo to pradinio amžiaus jau čia yra privaloma, žinai, nes jau ta prasme neišvengiamai jie eina į mokyklą ir jiems reikia ten pinigų. Tai žiūrėk, reikia mokytojai nunešti, ne? Tai jeigu jisai nepažįsta tų pinigų, tai nežinia, ar mokytojai nuneš. Tai jau realiai turbūt prašmokyklinukų. O aš pati tai, kadangi dirbau su tuo visą laiką, tuo metu, tai tai buvo 3 metai. Kaip jinai pradėjo gauti tą informaciją mūsų šeimoje, ne, nes mes turim tos bendrus susirinkimus ir taip toliau. O sūnus, tai turbūt tikrai nuo pradinių klasių, bet nematau dabar va šitoj vietoj, kad buvo kažkokia per vėlai padaryta, ne, ir taip toliau. Bet, va, pavyzdžiui, dukra nuo 3 metų ir ką mes darėm? Mes darėm pirmiausiai pirkinių krepšelis, ne, va, kai susirašom ant lapuko. Dažniausiai arba į telefoną, tai jinai kaip vaikas labai mėgdavo, žinot, kaip mes darydavom per dailės pamokas tuos iš skiautelių klijuodom paveikslus. Taip. Tai jinai, mes jai ten su vyru parnešdavom tuos žurnaliukus, arba jinai jau pati parduotuvėj pasiimdavo ir jau pagal tai, ko mums trūksta namuose šaldytuve, jinai jau kirpdavo tą arba išplėždavo tą prekę. Ne, ir klijuodavo taip ant lapo, tai aš atsimenu, mes ten... Su svajonių žemėlapiais eidavom su svajonių žemėlapiais, tikrai iš pagarbos vaikui, kad tai padarė. Ne? Aišku, tai nereiškia, kad mes iš to, kad jinai iš žurnaliuko būtent iškirpo ten, ne, 3 berželiai sviestą, tai mes būtinai tą sviestą ir pirksime. Ne? Bet esmė buvo, kad sviesto reikia, ne, ten tokios bulkos, ten ar duonos, ten, nesvarbu, kokių reikia pirkinių. Tai va tas labai padėjo. Tai taip pat aš ir taikiau labai daug su Lego kaladėlėm, aiškinant, kalbant ir tiek su Ridu, tiek su tie per tuos susirinkimus mūsų vadinamus šeimos apie tuos mokesčius mūsų namų, kiek mes sunaudojame. Net ten vandens, elektros, pas mus mokamas realiai tik tai vanduo, elektra ir dujos. Tai aš nežinau, kokie dar čia yra tai mokesčiai. Šiukšlės. Tai va, ir labai matėsi ne tokia kaip statistinė lentelė. Bokštelius tokius statydavau ir tada, viskas, va ta pradžia visa, ne? Ne nuo pinigų, ten jokių kupiūrų nebuvo nieko. Aš pradėjau būtent nuo to. Bet tu ir nepradėjai nuo pretenzijos vaikam. Va, žinai, nes kokia dažniausiai tėvų komunikacija su vaikais apie pinigus? Jūs ką, mes čia dramblį turit? Čia mano frazė, tarp kitko, atsiprašau vaikai. Mes čia ką, dramblį auginam, kai vandens per daug, ne? Kur tą dramblį laikot ir maudot ir taip toliau, žinai, arba jūs užvažiavimas, kad tu blogai padarei, nepadavus, va, tokios, paaiškint, ką, jie turbūt tikrai dauguma vaikų net nesupranta, kad jo maudynės kiekvieną dieną šeimai kainuoja X sumą pinigų, o ta X suma pinigų šeimos biudžete sudaro XXL dalį pinigų, tarkime, ne? Aš irgi atsimenu vaikystėje, esu girdėjus tikrai ne kartą, mes kaip vaikai, ne, ir buvo momentas, kai gyvenom visi 3 kambarį, ten sesės su broliu. Tai atsimenu, kad mama įeidavo į kambarį ir sakydavo, ką mes čia dramblį auginam, žinai, ar ten toliau, kiek jūs čia gali to vandens, arba kodėl neužgesinat šviesos ir taip toliau. Buvo tokių momentų ir aš labai aiškiai atsimenu, kad aš esu savo pažadėjus, kad niekada netaupysiu mokesčių. Niekada neįsiu, negesinsiu šviesos. Ir kaip pavyksta? Tai ir man tas pavyksta tobulai. Aš ta prasme, kiek man... Kai tu manęs vakar paklausai apie elektras, kiek aš sunaudoju ir kiek moku, aš tiesiog sąžiningai pasakau, aš nežinau. Aš sumoku tiek, kiek reikia, viskas. Tiek, kiek sunaudoju, tiek sumoku. Kaip tavo istorija prasidėjo su skaitiklio parodymais, ne, kad daugiau. Tikrai patikrinau. Aha. Kad ar skiriasi nuo to, kai buvo senas. Ne, nebuvo šuolio, žinai. Okay. Bet kad ten, pamačius tuo pačiu metu, ne, kad mes tikrai ten daug išnaudojam, aš neturiu, realiai aš net esu paslėpus tą savo suvokimą šitoj vietoj, kas yra daug sunaudojama ir kas yra mažai. Va iš tos, va irgi iš vaikystės girdėtų tų, va, kad ką mes čia auginam, ne, kad tiek sunaudojam, arba ten gana tą vandenį leisti ir taip toliau. Vien iš to aš esu paslėpus ir aš įsivaizduoju, kad tai yra mūsų tas pamatas, iš esmės, kur, mes vis tiek tuo naudojamės. Mano toks. O mano, žinai... O mano pamatas taip, aš nesakau, kad dramblys gyvena namuose. Sakykit, ką norit. Bet palauk, jisai elektrą naudoja? Ne, jis maudosi. Bet elektros pas jūs labai daug dabar pasidarė. Bet vandens visada. Tai dramblys ne nuo lapkričio. Tai dramblys priėmė kažką šalia, kas elektrą naudoja. Dramblė, jaučiu, žinai ką? Vinus. Dirbtinį intelektą. Dramblys pasiėmė dirbtinį intelektą. Okay.
ir suka, chatina. nes skaitikliai dabar kokie? Tai jis gal bitkoinus daro, ir kasą, kaip ten dramblys. Kadangi skaitiklis išmanus, viskas susijęs su dirbtiniu intelektu. Robotai valdo su drambliais. Jo, nereiks. Apie dramblius tai ne, aš tai jau, pavyzdžiui, jeigu iš tikrųjų vyksta tas besaikis vandens leidimas, aš visą laiką kalbu apie gamtą. Mes turim gamtą tausoti, iš tikrųjų, ar ne? Kaip ir su žaislais, pažiūrėk, jiems žaislų niekada negana. Aš labai iš draugės vieną pavyzdį gerą perėmiau, kad jeigu vieną žaislą perkam, vieną žaislą dovanojam. Darželiui, mokyklai, vaikui, kuris neturi. Patikėkit manim, toks geras dalykas. Ir tada sako, mama, bet nenusipirkom ir pinigų liko, ir žaislo, ne? Ir tada tie žaislai vis nauji ir nauji. Tai va taip saugom tą gamtą. Nes vienas žaislas, vienas nukirstas medis. Pas man yra tokia pasakymas. Jie atsimins, gal pabars mane kažkada. Bet žinai, kiek reikia. Bet pretenzijų vaikam tokių, dramų. Baigtų. Ne, kokių dramų. Ne. Aš tai keliu dramas. Jūs ką, namuose nekelia dramų? Aš tai keliu. Žinoma, kad keliam. Kokiom temam? Dramblio. Žinai, kaip Vesta sako, pas mus šeimos susirinkimai. Pas mus, jeigu šeimos susirinkimai, tai visi kiti, lygiai du ateina ant blakstienų, nes žino, kad prisidirba kažkur kažką, arba menulė fazė, ar kažką, žinai. Susirinkimas tas sovietinis pas mane. Žinai, aš dėl to ir įvedžiau juos, kad taip nebūtų, žinai, nes taip ir būdavo irgi iki to, kad šeimos susirinkimas, jau tas tonas viską išduoda, žinai, visi. O mano šeimos susirinkimas būna vaikų norų sąrašo toks pateikimas. Atsiprašau, mane O partrenkė. gerą temą palėtei. Kaip reaguojam į vaikų norus? Iš tikrųjų. Tai jo, apie tą žaislus pasakiau. Jo, bet iš esmės, noriu kompiuterio. Nusipirk. Tu daugiau babkių turiu už mane. Taip, bet tas, emocija. Kokią dažniausiai girdėjom, gal taip, ir kokią mes duodam emociją savo vaikam. Sakom, neturiu pinigų. Oi, sakydavau, išėmiau ir atsirado. Tai va. Neturiu pinigų, yra iš viso draudžiamas žodžių junginys, kurį reikia. Užbrauksim čia. Čia galima operatoriau X-a. Užrašą, neturiu pinigų ir braukiam. Draudžiama, taip. Draudžiama, taip. Jeigu tai būna, pavyzdžiui, išvyka į parduotuvę ir, kaip tu sakai, sąrašas, tas norų žemėlapis ir tada ekstra šauna kažkas tai aš tikrai pasakau, kad šiandien į pirkimo planą šitas pirkinys neįtrauktas, nes jis dažniausiai būna, iš lempos, taip pasakyti, ar ne? Jūs vežatės vaikus į parduotuvę? Jie ne visada. Jie maži, aš negaliu jų palikti namuose, supranti, nes Vežk man, perauklėsiu tuo tarpu. Ne, tu sakai, kad jau svetimų vaikų jokių būdų. Aš tai žinau, kas tai imu tik tais dėl to, kad jie labai stipriai padeda parduotuvėje. Nereikia nei tampyti. Aš žinau, psichodinočka esu. Aš, žinai, Maksimo, jeigu tai pasiemu iš karto skanerį, man nereiks su nieko diskutuoti, kurie ryžiai yra geresni. Aš kai matau šeimas, kurie tenai priminėja kolektyvinius sprendimus, man tiesiog norisi apkabinti. Bet žinai, aš to pasakysiu, tu dabar man gerą dalyką priminėjai, ten tas skaneris, ar ne? Man ten irgi buvo Mission Impossible kurį laiką ir mane sūnus išmokė, nes jis kartu su tėčiu eina ir dirba. Ir tu dabar sakai, kad vaikų nereikia imti, bet jie iš tikrųjų mokosi pirkinių krepšelį, jie iš tikrųjų žiūri, kaip kas veikia tenai kasoj ir taip toliau ir panašiai. Ir aš kaip sakiau, aš jį palikti negaliu, tai tiesiog tempiuosi su savim. Aš privalai vežtis. Tu perškia privalai iki 12 metų vaikas negali likti namuose. Tai žinau, tai aš suprantu. Taip. Man yra asmeniškai savo patogiau, aš labai daug ko darau už mažai iš tikrųjų, kai ką darau už pedagoginių tų, bet man apsipirkti pačiai yra žymiai patogiau, įkeliu į bagažinę ir jau grįžtant namo tikrai galėčiau live transliaciją padaryti, jeigu aš išvažiavau apsipirkinėti ir grįždama skambinu, tai klausimas būna, ar jau nusileisti. Taip, nes aš tikrai niekada neparnešu tų, man va to svorio nėra, o taip, aš išvengiu tų emocinių jų pirkinių, nes vien mano emociniai pirkiniai kiek kainuoja. Apie savo norus dar reikia pakalbėti. Aš už 3 nepavešiu, žinai, ant sykio.
Ne, jie ir nelabai nori. Aš irgi labai mėgstu vieną apsipirkinėti, bet sakau, tik iš tos paskatos ir turiu pasirinkus vieną prekybos, žinai, liniją, kur nėra tų ekstra norų. Taip. Ir, bet aišku, pavyzdžiui, jeigu važiuoja dukra su manimi, jinai visada visko nori, bet žinom, pas mus yra taisyklė, ne, va, ką ir Aušra paminėjo, kad jeigu tai yra neįtraukta į mūsų pirkinių sąrašą, to mes neperkam. Apžiūrėti visą laiką galim, tai grįžtam prie to norų sąrašo, mes visą laiką galim norėti ir tikrai tada einam sekantį žingsnį, ką dėl to darom. Oi, taip sudėtinga. Bet tai skatinu aš juos uždirbti patiems, nes jie kiekvieną dieną kelia klausimą, ką jie galėtų daryti. Leidži lengvabūdiškai kartais, ką nors nusipirkti. Leidžiu ir jie tą savo leidžia dėl to, kad iš savo pinigų. Bet aš turiu omeny, kai jau liečia mano sąskaitą, ne, ir sako, kad tu nupirk, aš iš savo nenoriu pirkti. Na, aišku, čia žiūrint apie ką mes kalbam, žinai, ar apie žaislus, ar aš vaikus į parduotuvę vežuosi tada, kai man jau nebėra fantazijos, ką gaminti ir tikrai vežuosi su ta viltim, kad jie parodys dar, kas jiem, va, šitas patinka, nežinai, kaip užknisa ta pati monotonija ten tų patiekalų. Dėl tų, nesąmoningų ten tų pirkinių mes jau senai neturim šitų problemų, tai gal man dėl to atrodo taip, žinai, nėra čia ką spręsti tenai ar kažkaip aš... Nes ten, žinai, būna spalvojimo knygutė, kaladėlė, žinai, kur ten iki 3 metų amžiaus vaikam, tarsi tu jau pati matai, tas elektronikos parduotuvės tempia už ausų, bet pažiūrėti tik tai. Bet žinokit, pas mane kitas klausimas, mano Lukas, jisai pavyzdžiui kaip tik sunkiai pasako, ko nori. Ir aš su juo daugiausiai dirbu, kad jisai pasakytų, ko nori ir aš nebūtinai turiu nupirkti. Čia kaip su jumis buvo su tais kvietimais, bet aš jį mokau garsiai išsakyti tai, ko jisai nori, nes jisai turi teisę ir jisai privalo mokėti tą padaryti. Tai man, žinai, tas yra labai svarbu, kad turi ir pasakyti, ko nori, ir mokėti priimti bet kurį variantą atsakymo ir taip ir ne, nes kas toliau gyvenime mums būna, kad mes bijome belekada atstovaudami savo interesus, net išsakyti savo norus. Tai kaip šito neužgniaužti vaikystėje su tais pačiais pirkinių sąrašais? Aš manau, neužgniaužti, o tikrai, kai turit puikius susitikimus ir pasitarimus ir diskusijas šeimos, tai tiesiog pavarijuoti, o ko norėtum šį ketvirtį, o ko norėtum šiais metais. Tiesiog galbūt tai pabandyti. Bet čia dar matyčiau, žinai, labai svarbi turbūt reakcija kažkada sugrįžti, galbūt, nežinau, tavo atveju gal jisai iš praeito gyvenimo atsinešė tą reakciją, nes dažniausiai būna, kaip ką tu pasakoji apie Luką, tai dažniausia reakcija būna vaikų tokia, kad nesako nei jie ko nori, nieko nenori ir taip toliau, dėl to, kad kažkada buvo artimųjų, ten tėvų, močiučių, nesvarbu, artimos aplinkos reakcija, kad kam tau to reikia? Tai gali būti, čia nesąmonė. Tiesiog komentaras. Tai jo, ir tas komentaras nusėdo, kai Aušrai nusėdo tas kad valstybė vagia už mūsų sunaudotus dalykus. Negaliu ginčytis šią minutę. Tai tas labai aiškiai nusėda, tai aš dėl to ir paliečiau. Čia bairis buvo. Šitą klausimą paliečiau, kad tais norų sąrašais, kaip mes reaguojam, kokia yra mūsų emocija, nes turbūt čia yra labai svarbu sustoti, kai vaikas išreiškia tą norą, nes aš tai, pavyzdžiui, tikrai girdžiu, kaip mano vyras kitą kartą sureaguoja į vaiko norus. Tobulas tavo vyras, primenu. Tobulas vyras tikrai, bet man parodo iš karto, tai yra tas žmogus, kuris man parodo, kaip mes galim kurioje vietoje keisti situaciją, nes jo tikrai buvo ta vaikystė, panašiai kaip tavo, Aušra, kur buvo tik juodų darbų daug, paskui buvo etapas, kai jisai daugiau uždirbo už tėvus, tada tėvai iš jo ėmė ir taip toliau, bet visą laiką tarp varijavo, tarp blogai ir labai gerai, žinai, to viduriuko nebuvo niekada. Stabilaus, saugaus. Saugaus, to saugumo, žinai, ir čia ir gaunasi, kad jisai kitą kartą viską leidžia, tie kraštutinumai, leidžiu viską, o kitą kartą į tą adekvatų norą sako, kam tau reikia tos nesąmonės. Kam tau reiktų pratybų lietuvių kalbos? Jo, žinai, tipo. Apie tą norų sąrašą sakai, ar ne? Ir tikrai aš, pavyzdžiui, save pagaunu, kad aš jaučiu 100% pareigą ir prievolę tą norą išpildyti. Ir tada, čia save pagaunu ir galvoju, palauk. Tai kurioj vietoj padedi vaikui erdvės varijuoti, ar ne, pakeisti norą arba atidėti, arba duoti norui terminą, arba dėrėtis, arba, kaip tu sakai, kaip tėja kažko nori, kad argumentuoti, ar ne. Ir čia tada toksai susipurtau ir galvoju, palauk, tai ašgi ne Vasilisa, kur iš
rankovių, supranti, gulbės skraido. Tai va šitoj vietoj irgi tas norų sąrašas, ačiū, kad apie tai pasakai, nes labai kalbam ir čia aišku vėlgi tada į tą naudą, į tą panaudojimą, nes tie visi užsienietiški hieroglifais parašyti pirkimo kanalai ar ne, tai ką daro? Tai yra bele kokia greitas vartojimas ir kiek laiko daiktas džiugina. Žiūrėk, dabar jinai vėl pasakė, tą tokią frazę, aš tau ne Vasilisa. Ne? Ir aš galvoju, o kokiu dar nesąmoningu mes, tu iš tikrųjų ėmėsi Vasilisa. Gerai, ne. Fėja, kuri pildo norus, iš tiesų tu tokia ir esi. Jo. Ne, jinai yra vandens policininkė. Nominuota. Bet iš esmės, nes aš galvoju, aš ir pati lepteliu, aš jums pinigus balkonę spausdinu. Ir aš ten tikrai turėjau laiką, kad neturiu pinigų. Nėra pinigų, aš niekad neturiu kešo. Pas mane buvo tokia frazė. Taip jau yra skaitmeninių pinigų eroje, kad aš labai daug. Kai aš nustojau vartoti šitą frazę, pas mane atsirado, kažkaip pradėjo rasti, supranti. Pradėjai grynintis pagaliau. Jo, radau bankomatą pakeliui namo. Ne, tu radai tą balkoną. Pati radai, kurio vengiai. Jo. Ir aš galvoju vis tiek, kad esam pakankamai sąmoningos, bet dar mumise pačiose yra įdiegta nemažai tų tokių nesąmoningų frazių, kurias reikia išsigaudyti. Ir jos asta atsiranda tada, ta prasme, tas vaikas manyje pradeda daužyti būgnais, nes mano norai buvo kažkokie nepatenkinti tada kažkada, ar ne, arba kaip tu sakai, kam to reikalinga šitą nesąmonę. Ir tada tu galvoji, nes tuo metu suaugusiam nesąmonė, vaikui tai yra, ta prasme, pats pagrindinis. Taip, apskritai, griūva pasaulis. Tai va tas apie saugumą, ne, mes vis čia užminam ant to saugumo ir mačiau buvo ir klausimas pateiktas būtent kaip jaustis emociškai saugiam. Būtent, ne, kai atrodo, tu turi pinigų. Ne, iš esmės, turbūt esam ir pačios matę tų pavyzdžių ir galbūt netgi ir pačios taip jautėmės. Kai tu atidarai ten piniginę, atidarai sąskaitą, ne, yra tų pinigų. Bet viduj saugumo tai nėra. Kas čia galėtų būti? Iš kur apskritai gal atsiranda tas saugumas? Žinai, aš netrandu šaknies, kodėl aš vis dar iki šiol jaučiu, kad pinigai yra baubas. Ir va tu sakai, ar ne, sąskaitoj yra, grinų turi, ar ne, galėtum leisti savo kažkokį emocinį pirkinį arba pradžiuginti save, nežinau, kažkokią procedūrą, bet ne, tavo, tu žinai, mano, ar ne, ten grožio paslaugų ar ten kažkokių dalykų biudžetas yra toks ir ne kitoks. Ir tas, man asmeniškai, tas saugumas yra su lygybės ženklų baimė. Ja. Tai arba tada čia su saviverte reikalai, ar ne, arba čia tada iš kitos pusės irgi su saviverte ar sugebėsiu užsidirbti, sunku pasakyti, bet labai geras klausimas. Taip. Aš tai matau čia visiškai savivertę, nes aš čia ir pagaunu ir save kitą kartą, kur ten leidžiu savo, ne tai, kad ten taškausi pinigais, bet leidžiu savo ir tada toksai būna palauk. Bet šitą momentą gal nereikėtų leisti. Ir tada vėl stovau, kodėl tu stabdai pinigų energiją, žinai, ir tada vėl, nes realiai mums viskas gidauginasi. Kaip jūsų ponė savivertė? Net atsitraukiu, žiūrėk, tipo, aš visada jautiesi saugui. Mano ego ir savivertė pastelpa. Čia, žinai, aš viską apip geriau žinau, dabar čia ta poza tokia. Šiaip turbūt daug ką, ta prasme, galbūt žmonėms susidaro įspūdis, kad aš tokia ofigenai finansiškai asmeniniuose ten. Taip, nes tu net nominuota Instagramo buhalterė. Tai buhalterė, Tai aš buhalterė, nemaišykit, kad buhalteris tai moka valdyti savo asmeninius finansus. Ten yra, žinokite, va čia buhalteriai, va čia finansų valdymo gebėjimas, tiek verslo, tiek asmeninių. Tai labai ilgą laiką turėjau aplink nulį visose banko sąskaitose. Aš
praktiškai niekada nesu pradėlusi jokių skolų įmokų, tai yra viskas, kas privaloma, visada padengiama, vaikams visada valgyti viskas yra, bet tai, kas likdavo, aš visada išleisdavau ir niekad neatidėdavau ir aš turiu tokį aukštą rizikos tolerancijos lygį savo smegenyse, kad man tai nekėlė jokių kažkokių neigiamų emocijų. Ir netgi kai viena likau su 2 vaikais, techniškai, ne, kai po skyrybų likau su 2 vaikais, aš kadangi turiu kelis rautus, aš absoliučiai gerai jaučiausi tame, kai buvo. Ir netgi kai prasidėjo COVIDas ir mano vienas iš verslų žlugo, aš vis tiek jaučiausi saugi gerai, bet žinai, tai buvo pseudo saugumas, nes visgi pradėjau tenai jau aš kaupti, atidėti, daryti, žmonės pradėjau mokyti, tai pavyzdžiui, aš visą laiką per save einu, ne? Pradžiai versle man pavyko sukaupti tam tikrus rezervus ir pajausti vieną saugumo lygį, tą tokį, kai... Tai iš principo, žinai, turbūt taip, kad aš gyvendavau su paaukštintu adrenalino lygiu, tai yra, aš galėdavau tai toleruoti, kėlė stresą, bet mano organizmas tai toleravo. Bet dabar aš jau nebenoriu tam adrenalinė būti ir todėl tas tam tikras rezervas pinigų, jisai man tiesiog sudaro tokį, žinai, tą saugumo jausmą, kad jeigu bus kas, tai tada bus panaudoti tie pinigai, tie rezervai. Tai, žinai, čia viskas eina iš tos pusės, kad... Ar šitas momentas tavo atėjo ne iš to, kad tu pati tą savivertę savo pakėlei, sakykim taip? Ne, nes pat pradžių leidai savo visą laiką rizikuoti, toleravai ten kažkokius tos nulius ir taip toliau, bet ar tai nėra, kad atėjo tas momentas, kur jau tu nenori, kad tave čia nekankinto, nes tu toleravai ir tada jau savivertės klausimas sudirbo, kad aš galiu netgi ir turėti rezervą. Čia šito vietoj greičiausiai taip, žinok, čia toksai pradžia, aš iš viso galvoju, aš jums pasakysiu, dar vienas blogas įsitikinimas, kai žmonės sako seife turėti 5,000, žinot, ką aš anksčiau matydavau? Aš matydavau, užsimerkiu ir matau seife tirpsta pinigai. Jie guli seife, jie neuždirba, todėl, supranti, ir viskas, ir pas mane buvo toks įsitikinimas ir greičiausiai girdėtas, kadangi verslioje šeimoje augau, kad, pinigai turi uždirbinėti pinigus. Nelaikyk stiklainyje. Ir laikyti pinigus pinteliai pasidėjus, tai nereiškia, kad dabar aš ten tumbačkoj prisikrovu. Tam stalčiai. Jo, stalčius tu, žinai, vognorkiu. Bet esmė, aš turėjau tokį įsitikinimą ir aš tiesiog net nesąmoningai viską išleisdavau. Ką. Sakau, visada susitvarkau privalomus susipareigojimus, niekada neturiu čia šitoj vietoje jokių problemų. Bet pradėti tą perviršį, leisti savo, žinai, atsidėti ir priimti tai kaip netirpimo, ne kaip švaistimą pinigų ir resursų, o kaip... Saugumą. Tai vienareikšmiškai, aš sakyčiau, čia net ne į pinigų temą reikia žiūrėti, o pirmiausiai į savivertę, kai jaučiamės nesaugus. Taip. Pirmiausiai pradėti, nes tas labai ir girdisi. Taip. Tai gerai, tai tvarkoj, pradedam kaupti. Ne, žinot, pas mane dar buvo iš tų klausimų, ką norėjo paklausti žmonės, tai klausė apie porų biudžetus. Tai čia aš įzekas, žinot, išeinu. Bet vis tiek tu buvai kažkada poroj, jau nenusimes čia, išeinu, matai, jau išeinu netgi. Tai prisimink, kai šudinai buvau poroj. Bet tai buvo bendras ar atskiras biudžetas? Ar tik vienas su tavo? Tenai buvo, žinokit, iš tikrųjų, čia vėl reikia uždėti. Kiekvienas uždirbdavom, kažkokios bendros vienos sąskaitos nebuvo ir aš nežinau, ar norėčiau, ar galėčiau, žinai, bet aš tenai neturėjau vyrų pasitikėjimo, nes būsto paskolos diena ir galėdavo man paskambinti iš vakaro ir pasakyti, aš nesurinkau, turi padengti paskolą, žinai. Tai tokį nesaugumo jausmą ten man stipriai įkalė ir iš tos vietos išaugo mano gebėjimas vienai išlaikyti savo vaikus išaugo, aš visą gyvenimą iš savo mamos girdėjau frazę, turėk tiek vaikų, kiek pati gali išlaikyti. Ir aš su tokiu siaubu stebėdavau ir stebiu moteris, kurios visiškai neprisideda finansiškai prie šeimos, save realizuoja tik per šeimą. Man tai tolygų siaubo filmui. Absoliučiai nepasakau, kad jos blogai elgiasi, man tai kelia siaubą. Nes tau tai yra rizika. Man tai yra, max, žinai, rizika 3,000, kai vienas yra, žinai, tik tais, tu atsiduodi kito žmogaus valią, atsiduodi šeimai, atsiduodi vaiko auginimui, kas ten pagal visus turėtų taip ir būti, okei, bet tiek istorijų, kiek matėme, kuo tai visa baigėsi ir tas, žinai,
tas gaunasi, tada, žinai, mes čia pereinam prie finansinio smurto, Taip. nes pas mumis skyrybų būtų dar daugiau, jeigu moteris būtų finansiškai laisvas ir galėtų išeiti tada, kai jam yra blogai, o ne tada, kai jos jau pagaliau sugebėjo nors kokį susikurti finansinį pagrindą. Ir sakau, kai mačiau kaimynų moteris, kas 2 metus pagimdė 3 vaikus, jinai 8 metus nebuvo darbo rinkoje, aš su siaubu žiūrėjau, ką jinai darys toliau gyvenime. Tikrai. Kad ir kaip jinai mylė tėvynę, kad koks ten vyras bebūtų ir taip toliau. Tai va, tai supranti, aš visada turėjau tiek vaikų, kiek pati galiu išlaikyti, tiek galiu išlaikyti. Ir dabar tiek gali išlaikyti. Jo, ir dabar tiek turiu. Tai va, bet aš užaugau su tą frazę, dar kažką, ką atsinešėm, žinai, nes, taip, va, neturėjau tos tokios, žinai, kitokios prabangos. O kokį matėjai tada, pavyzdžiui, biudžeto, nežinau, kaip čia standartą? Nemačiau, mano tėvai išsiskyrė pakankamai anksti ir aš su mama gyvenau, augau. Nebuvo to. Kurį laiką buvo ryšiai su tėčiu, po to jis nutrūko, po to mes vėl jį atkūrėme, žinai. Tai iš esmės va, tas ir yra, kad aš tik mačiau mamą, mama versli, visą laiką biznį ir visą kitą. Ir nepamirškit, kad perestroika, kad krizės 90 kažkelintų metų, krizė 2008. O man net susuka viską, kai aš apie tos laikus pakalbu, nes visame tame niurkėmės. Žinai. Taip numesdavo gyvenimas, tai va. Bet iš esmės, tai turbūt sakyčiau, va šeimos, jeigu man dabar reikėtų su nauju, ten, tarkim, partneriu, ne, tvarkyti biudžetą, aš gerokai pasukčiau galvą, ką toliau daryti. Vedybinę sutartį rašyti, vienareikšmiškai. Viskas. Čia ta tema, kur neturėjau ką pasakyti. Kur sakė, aš pabėgsiu. Kaip pas tave, Aušra? Mano šeimoje galioja tas nuostabioji sistema, kas jo visų, kas mano, tai mano. Tai va. Ir aš esu dėkinga savo vyrui, todėl kad mano ta dalis nėra jinai tokia, žinai, didelė, bet, kad aš galėčiau ten kažkaip tai rodyti galės, ir iš viso to nereikia, bet man to pakanka. Ir aš džiaugiuosi, kad vaikų būreliai, visi kiti dalykai, ar ne, tą dalyką galima, jie kosmosą kainuoja. Kosmosą kainuoja. Kosmoso kategorija. Kažkas apmoka už mano vaikų būrelį, man. Ne, aš pati apmoku. Tu iš savęs mokė, ar vyras moka? Mes pasidalinę. Pasidalinę. Taip. O matei kokį modelį? Biudžetą? Ar irgi? Uždirba mama, o tėtis tik gyvena. Tai taip, tikrai, žinokit, ir vat visiems žiūrovam ir apskritai jaunoms poroms, kurie planuoja turėti vaikų, reikia labai, labai smarkiai galvoti, ką kalbam apie pinigus, kaip kalbam, kokį modelį rodom ir kaip šnekėjom laidos pradžioje, kad būtinai įtraukti į tą šeimos biudžeto planavimą ir išlaidų skaičiavimą tam, kad po to žmonės suaugusiam amžiui tikrai, vat, kaip tu sakai, ar ne, galėtų saugiai jaustis, turėdami pinigų vienokią sumą, arba jų neturėdami, bet žinodami, kaip užsidirbti. Tu eini nuo temos, tu vėl kvadratais. Ratais kvadratais, bet o gerai, modelis jūsų, kas tame yra blogai? Tu man gali tiesiai išviesti. Blogai. Vis tiek, viskas jau tobula, ne, vaivorykšnės ir drugeliai, nesvaik, nemeluok. Yra kažkokių neigiamų niuansų šitoje vietoje? Aš norėčiau daugiau žinoti, kiek mano vyras uždirba, aš norėčiau žinoti daugiau, kaip galima susikurti pasyvių pajamų, kad mes apie tai kalbėtumėmės, aš norėčiau apskritai kalbėtis, ar ne, kaip pora, kaip šeima, kas tai yra. Todėl, kad man šito dalyko trūksta. Bet kaip ir sakiau, susijungia 2 skirtingų auklėjimų vaikai, vieni gali kalbėti, kiti negali kalbėti, kiti moka, kitiems sunkiau sekasi. Tai šitas dalykas man netrikdo. Man netrikdo ir jį reikia ekstra pakeisti. Bet apskritai aš esu, žinai, labai daug kartų girdėjus, kai moteris sako, aš labai noriu sužinoti, kiek mano vyras uždirba. Kam jum to reikia? Jinai nori žinoti savo ribas. Tai bet savo ribos, tai žinai, gali būti, ta prasme, jeigu jūs turit kažkokį tai biudžetą, jo pas jūs šituo atveju neskaito, bet iš esmės aš tai esu prieš tai, kad moteris turi, ta prasme, kad tai yra būtinybė žinoti, kiek vyras uždirba. Nebūtinybė, tai žinai, kaip sako, vieną kartą pasakiau, kad myli ir visą gyvenimą žinok, tai vieną kartą pasako, kiek uždirba ir visą gyvenimą žinau.
Bet aš manau, kad Aušrai ne tiek skaičiaus konkretaus trūksta, bet Saugumas. Dinamikos. Taip. Supranti, ar mes gerai, ar mes blogai, nes, va, tas, žinai, aš esu Max kontrolierė ir jeigu aš nežinočiau, kokia mūsų dinamika, ar bus... Taip, tu labai teisingai pasakai, aš tikrai dabar pasakysiu atvirą dalyką, jeigu mano vyras žiūri, aš tavęs atsiprašau, bet tada, kada aš pajaučiau... Tu pats geriausias. Bet tada, kada aš pajaučiau, kad vienokioj ar kitokioj srityje mano vyras, kaip aš sakau, ant manęs taupo, ar ne, aš tada galvoju, kas atsitiko. Ką aš blogai padariau? Ką blogai padariau? O ką taupo ant tavęs? Na, sakykim, atostogos. Taip. Ar ne? Arba taupo tau, ar tipo neleidžia tau? Kaip čia? Neplanuokim, kažkaip, ar ne? Okay. Nu, tai čia gal toksai didesnis. Iš tos pusės. Jo, bet, sakykim, ten kažkoks tai noriu pasikeisti kėdės. Nu, čia ne ant manęs taupo, bet ta prasme, mano išreikštas noras, ar ne? Mano pageidavimas. Noriu pasikeisti kėdės, ar ne? Kažkur ratais, kvadratai, kažkokie tai dalykai taip toliau. Ir man tada kyla pyktis, kad manęs nevertina, ar ne? Kad manęs negirdi vietoj to, kad ateitų, atsisėstų ir pasakytų, Aušra. Dabar yra numatyta plėtra versle. Taškas. Pasėdėsi ant šitos kėdės lūžusios, suplyšusios. Pasėdėsi. Ir viskas yra tvarkoj. Kaip ir kalbėjom. Ar ne? Aiškumas. Dinamika. Tu nežinai krypties, tu iš tom akim vedžioja tave ir va tas yra labiausiai turbūt ir nervuoja. Bet yra aiškumo trūkumas, iš esmės visiems. Bet aplamai pinigų tema yra labai tabu ir žinokite, aš čia prieš kelius metus turėjau santykius, mes labai sunkiai pradėjome apie tai kalbėti, labai sunkiai, nes tai buvo tikrai, tokia, žinai, taip. Bet čia irgi savivertė tada. Jo, mes iš esmės visais atvejais prieinam prie savivertės. Gerai, savivertė valdo. Jo, čia tema turėjo būti savivertė. Bet iš esmės, žinai, su vaikais jau įzekas, žinai, bet su nauju žinai, žmogum apie tai kalbėti jau vis tiek tai buvo pakankamai sudėtinga. Taip, nes kaip ir Aušra sako, ne, kad priklauso iš kokių šeimų atėjo ir kokius prieš tai galbūt santykius turėjo, jeigu prieš tai buvo dar su kažkuo partneriai. Ir koks ten buvo, žinai, nes... Mūsų metuose visi prieš tai turėjo partneriai. Taip, būtent, nežinai, iš tikrųjų ir mano aplinkoje yra tokių žmonių, žinai, kur ten vienas partneris prieš tai buvęs, žinai, engė visą laiką dėl pinigų, žinai, dabar kai pradėjo naujus santykius, natūraliai jisai net bijo prakalbėti apie tos pinigus, žinai, bijo pasakyti, kiek jisai gauna, kiek jis turi, nes laiką buvo žeminama, žinai, žeminama. Pala, grįžkim prie jūsų šeimos modelio. Taip, grįžkim, aš jau nekantrauju. Ne, tai kad mes čia susirinkimus darom, mes čia tokia fine, baldus. Bet mes atėjom iki to tik iš tų blogų pavyzdžių, kuriuos supratom patys. Tai dabar mūsų tas variantas. Tai mes tokie durni ir mums nedėjo. Ok, ačiū. Tai gal nereikia, tai nebūtinai jums reikia šitą modelį naudoti. Kiekviena šeima turi savo. Gerai, tai aš mačiau visą laiką savo tėvų, modelį, kad visą laiką buvo tas tėčio biudžetas. Mama dirbo, tėtis dirbo, bet visą laiką buvo kažkodėl, aš kaip atsimenu, gal ten buvo iš tikrųjų mamos ir tėčio, bet aš visą laiką atsimenu gal iš to delno, kad visą laiką greičiausiai tėčio biudžetas. O paskui, kaip aš susiradau partnerį savo, dabartinį vyrą, tai buvo įvairiai. Pati pradžia buvo, kadangi ten buvo biškai tokia situacija, tai kur visus finansus buvau perimus aš visiškai, visas kortelės, visus pinigus, viską. Valdžiau aš visą tai ir paskui po kažkiek laiko vyras pasakojo apie savo tėvus, kad jo tėvas visą laiką grįždavo po algos ir visą laiką atiduodavo visą algą mamai. Ir aš tada supratau, kodėl mes buvom daėję toj santykių pradžioje, jau kaip apsigyvenom, susitokiam, kad man buvo viskas užmesta, Aš iš pradžių tai gerai labai jaučiausi. Tik aš maladės, aš valdau, kontroliuoju viską. Karalienė. Atsimenu, dar buvo iki tokio momento daėję, kad aš net savo vyrui duodavau 20 eurų per savaitę. Tipo, kišenpinigius, suprantu. Dienpinigiai. Ir dar knisdavo protą, kur jis juos išleidžia. Buvo toks etapas, bet čia pačioj pradžioje. Tu rimtai su ją gyveni? Gerai, kad jis nežiūri šitų laidų. Aš jam šitą vietą nusiųsiu. Tai buvo tikrai tie momentai, bet tie momentai ir atėjo tam, kad iš juos išsispręsti, nes aš tada sakau, palauk, kas aš tau mama esu, ta prasme. Nes aš pati jau save pagavau, ta prasme. Aš kontroliuoju, kiek suaugęs žmogus išleidžia ir jisai man turi duoti ataskaitą. Kiek jis išleidžia? Kodėl jis išleido? Prabudimas. Jo, tipo 20 eurų. Tu 2-3 eurus išleidai, kur trajeką gavai?
Tipo, tai tu net nesugebi pasilikti savo susitaupyti Iš 20 eurų. per savaitę. Ta prasme, tu pasižiūrėk, aš susitaupau viską. Pažiūrėk, mes tik dėl to rezervą turim. Nugi faina. Tu, ta prasme, įsivaizduokit ant kiek. Va, Taip, bet čia grinai su vaikais, va tą pačią dabar gali poziciją projektuoti. Taip. Ir paskui mes ėjom per įvairius, aš tada atidaviau viską jam, tada buvo pas mus visiškai griežtai atskiri, tada buvo, žinai, vienas moka vieną kartą, kitas kitą kartą moka ir taip toliau, ne? Kažkas ne taip, supranti, ne taip kažkaip, žinai, nepatogu abiem, net nemoku įvardinti to jausmo, ne, nepatogu kažkaip, kad, tipo, tai tu praeitą kartą mokėjai, ne? Ir toks, o jeigu aš nepasėmiau. Google kalendarą atsidarau. Ne, katinėlį, tu pamiršai penktadienį dar valgyti. Jo, mes buvom realiai kitokio, ne, kad ten kažkur vakarieniauja mieste, žinai. Man atrodo, praeitą kartą tu mokėjai, bet šį kartą aš neturiu piniginės. Ir toks jautiesi, supranti, toks visiškai durnas. Kaip pirmas pasimatymas ir split sąskaita. Žinai, bet šitas momentas buvo pats trumpiausias. Bet paskui jau, kai atsirado vaikai, žinai, tai tada jau gavosi, aišku, kadangi mano pajamos sumažėjo, ne, ir gavosi, kad tada tik tais vyro biudžetas. Bet jisai visą laiką buvo iki to, kad buvo bendras. Realiai aš visą laiką žinau, kiek mano vyras uždirba, kiek mes išleidžiam ir jisai visą laiką mūsų diskusijos klausimai būdavo tokie, kad ką darom, ne, važiuok, mes biškai per daug čia išleidžiam, ne, ten buvo vienas momentas, kur mes ten maistui, ta prasme, aš neatsimenu konkrečiai sumos, bet labai daug, turbūt 7% savo pajamų išleisdavom maistui. Bet dėl to, kad mes tiesiog eidavom, važiuodavom, ta prasme, nebuvo to, žinai, kad namuose pusryčiaujam, pietaujam, žinai, ir taip toliau. Bet buvo visą laiką, tipo, kur šiandien pusryčiausim, žinai, tipo, karaliai gyvena. Pramogos. Čia iš tikrųjų ne maistas, o pramogos. Jo, iš tiesų, tikrai, nes daug labai užkandžių, tokių, žinai, normalaus maisto nebuvo, jeigu tai pasakyti paprastai, bet buvo daug užkandžių. Tai va, tai žodžiu, mes taip atradom ir sprendėm. O Dabar aš nežinau, kiek mano vyras uždirba šitą momentą, visiškai. Ir dabar yra vyro biudžetas, tai yra šeimos biudžetas ir mano biudžetas. Vyras šeimai, o tu savo. Bet iš tikrųjų, tai aš sakyčiau, kad... Bet mes dar nepamirškim šito momento, kad mes turime bendrą sąskaitą. Čia tai man iš... Jo, mes turim bendrą, ne tai, kad tipo bendrą, bet bendrą atskirą bendrą. Iš savų sąskaitų mes pervedam į tą bendrą sąskaitą tam tikrą sumą per mėnesį. Kiekvienas. Tai čia skladkė. Jo, bet ta sąskaita mūsų yra skirta rezervinė. Tai reiškia, iš tos sąskaitos mes turim rezervą, turim atostogom, turim tokiem impulsyviem dideliem pirkiniam arba ten vadinkime automobilio remontas, ne? Kaip čia pasakyti, netikėti. Teliką sugalvojot nusipirkti ar tenai. Bet tokie tai teliką tai vis tiek apgalvotume, ne? Bet aš įsivaizduoju dabar, pavyzdžiui, dabar automobilis, ekstra pirkiniam tokie mane labiau ir ten, pavyzdžiui, jeigu automobilis jau nevažiuotų, tai mes galėtume iš tos sąskaitos jau priimti sprendimą, nupirkti tą automobilį, nereikėtų mums galvoti, ką anksčiau mes darydavom, kad, tipo, reikia automobilį, gerai, tai dabar pusę metų skiriam automobilio taupimui. Ne, tai mes turim tą sąskaitą, ekstra, rezervinę visame kame. Bet, tarkim, aš moku už vaikų būrelius, visus būrelius moku. Todėl jie į būrelius neina. Eina ir labai daug būrelių eina. Vyras moka mokesčius. Aš iš vyro sąskaitos apmoku mokesčius. Tai kaip sakant, dar savo senų bairių nebaigiai visiškai, ne? O jisai turi prisijungimą prie savo sąskaitos. Bet aš o jo kortelė. Abi pasijung jo kortelės. Taip, viskas yra pasijung, aš nematau. Ta prasme, tas gal neteisingas mano išsireiškimas buvo, aš iš vyro sąskaitos apmoku. Aš vienoje sąskaitoje viską suvedu, visus mokesčius ir jam tada parašau žinutę, ne, kadangi jis ne Lietuvoj, kad šiuo metu aš dabar mokėsiu, ne, kad jam reikės kodus suvesti. Tai elektroninį parašą tavo vyras pats naudoja. Taip norėjau pasirodyti. Pavyzdinė šeima. Ne, tai tikras draugės sudirba ir viskas. Pavydas kalba mūsų. Bet iš esmės tai tikrai esu daug visokių pridarius išbandymų. Atsimenu, čia buvo tas momentas, kai iš kažkur mūsų grupelės, kažkurios, tai ne iš jūsų abiejų, ne, bet turėjom biškai platesnę grupelę, kur ten buvo, atsimenu, pavartoti žodžiai, kad vyras turi kiekvieną mėnesį 10% nuo savo atlyginimo duoti moteriai. Jo, mes tada restorane dar padavėją terorizavom. Ir aš, žinokit, pusę metų kankinau vyrą.
Aš pusę metų kankinau, nes bandžiau jam įrodyti, kad tai yra tiesa ir jis sakė, tu nenusišnekėk ir nieko aš tau neduosiu. Ir man tada buvo didžiausias skausmas, kaip mano vyras manęs nemyli, jis neduoda man 10% savo pajamų. Ir tada tu pasidavė ir jisai. Ne, tiesiog aš nustojau kabinėtis, nesupratau, kiekviena šeima turi savo modelį. Ir nebūtinai aš turiu prisirišti prie to modelio, kad 10%. Aš visą laiką galiu laisvai pasakyti, ne, kad man reikia tų pinigų, arba ten aš noriu to nusipirkti, galų gale man pats nupirks tą, ko aš noriu. Ne? Ta prasme, nėra taip, kad aš ten bijočiau iš vyro paprašyti pinigų ir staiga aš čia sugalvojau išgirdus, ne, iš kažko kito, kad tu privalai man 10% pervesti. Nu, va čia tas momentas. Mažiausiai keistai sureaguoja. Sako, sako, aš nesuprantu, tau aš niekada neduodu, ar tau reikia prašyti pas mane, nu jau paskui, žinai, galų gale. Kas tau yra, 10%? Kur tu problema? Nes vaisai turbūt... Kokiam čia vadovėlė perskaitai, žinai? To momento nesuprato, ne? Nes laiką pas mus buvo ta laisvė tarp mūsų abiejų, žinai, kad nu, va, tau reikia pasiemi, persivedė, ar ten pasakai, nu, kad va, man reikia tų pinigų, aš tau pervedu ir viską, žinai. Ir sako, aš nesuprantu to momentu, visiškai, ta prasme. Kame čia šakas? Klausykit, turim dar biškį laiko, turiu klausimą. Koks didžiausias jūsų finansinis feilas yra buvęs? Va, dabar taip, sukūriau dabar. Feilas? Ką reiškia feilas? Aš tai 14 turiu. Nu jo, bet ką... Na, vat, kur neteisingai tikėjai investuoti ir nepavyko, gal kažkur išleidai neteisingiausiai, žinai, nu, klaida. Ja. Nu, tavo finansinė klaida, iš kurios tu pasimokėjai, arba ne, žinai. Bet, nu, man tiesiog galvoju, nu, nes, žinai, mes čia dabar vėl, žinai, vaivorykštės drugeliai ir visi kiti baimiai, bet... Ja. Aš galiu pradėti? Taip. Davai, varyk, mes sugalvosim. Ne, iš tikrųjų, žinot, apie investavimą pas mane buvo labai nemažai klausimų, žmonės klausė, kur investuoti ir visą kitą, tai vat su investavimu aš esu prisifeilinus už, nu taip jau dabar įvardinčiau, žinokit, už kelius tūkstančius eurų tikrai. Ir nors, ką noriu pasakyti, jeigu nori investavimu tuo pasyviuoju užsiimti, tai yra rimtas darbas, tai yra number one, tai ne tik to, ko, žinai, kažkieno pakopijavimas. Ir number two, tu turi būti visada pasiruošęs prarasti tos pinigus ir, nu, jokių būdų iš skolintų neinvestuoti. Tai vat ir šiuo metu šiandien ryte pasitikrinau vienoje nekilnojamo turto platformoje tarpininkavimo su pirminė hipoteka. Pirmos eilės hipoteka investavimas nedideliam sumom per 14 projektų kabo 3,5 tūkstančių eurų, kurių mane nebegrąžino jau 2 metai. Pirmos eilės hipoteka. Tai va šita va mano tokia klaida ir tokia įdomesnė, kai aš galvojau, kad mesiu buhalteriją ir varysiu į ramesnę sritį, ten tą akcijų, žinai, nu tą, žinai, treidinimą. Okay, aš blondinė, man galima tokias nesąmonės pagalvot. Ir aš nepadariau taip, kad, va, žinai, atsidariau sąskaitą kažkur ir darau. Čia buvo prieš kokius 7 metus. Aš nuėjau į kursus. Aš pasiėmiau kursus, aš keldavausi 5 ryto 3 mėnesius išklausyti paskaitas, nes po to varai į darbą, nes po skyrybų buvau dar viena su 2 vaikais ir taip toliau, žinai. Ir aš ant žaidybinės sąskaitos treidinau, man viskas labai labai gerai ėjos ir aš, tarkim, ten su to biudžetu tenai pradėjau su to treidinį, tai duoda 10 tūkstančių ir aš užsidauginau iki 11 tūkstančių. Ir, nu, labai gerą rezultatą padariau ant žaidybinio. Ir po to, kai jau sako treneris, tas mano, nu, žinai, sako, nu, žiūrėk, tau gerai sekasi, gali varyti į tikrus pinigus. Tada broliui prikaliau, sakau, tu duok babkės tavo. Aš mokausi, dirbu, darau, o tavo pinigai ir aš tada tenai per 3 savaitės kažkur 1,5 tūkstančio nuleidau, žinai, realiai kokie 2-3 sandoriai tenai prastesni pasitaikė ir, nu, tikrai jaučiausi stipriai nudegusi nagus. Ir nu, ten tą likusi 1000 broliui atidaviau. Žinai, pasimokėm abudu, taip, nu, šitas kelias. Tai va turbūt tas mano toksai, žinai, va šitose 2 vietose, kur išsinešiau pamokas, kad net ir tau garantuotas tas saugumas, jisai figuškai yra tik tai visada reliatyvus. Nu, toks kažkoks miglotas, žinai, ir kitas, kad, na ką, pažaidėjai smagu buvo, su rimtais pinigais reikia rimčiau.
Aš žinai tą taisyklę, kur investuok tiek, kiek nebijai prarasti. Žinai, Absoliučiai taip. Viską atsisveikink, žinai, investavai atsisveikink. Ypatingai visose tokiose, žinai, kas dabar visi čia labai drąsiai ir aš su siaubu žiūriu, kaip rekomenduoja tai vieną, tai kitą platformą. Aš esu pakankamai sąmoningas žmogus, kad aš nekaltinčiau tų žmonių, kurie man rekomendavo, nes aš tenai ir buvau užsidirbus tų palūkanų visai neblogai tam tikrų laikų, bet ta platforma tikrai padarė tam tikrų strateginių blogų žingsnių. Aišku, prieš tai atsiuntė mums priminimą, kad čia mes prisiemam atsakomybę už visą savo investicijas, žinai, bet iš esmės va šitoj vietoj labai atsargiai rekomenduoju klausyti visų rekomendacijų ir prisimti savo tą atsakomybę, kad jeigu jau prisidirbsiu, padarysiu arba bus blogas rezultatas, pats kaltas, kad kišau uodegą. Tikrai pritarčiau tau dėl su investicijom rekomenduoti. Tai čia labai drąsu, jo. Niekada negalėčiau. Tau kalbant, aš tai atsiminiau savo feilą, bet čia turbūt kokį 10 metų atgal ir bandžiau prisiminti sumą, bet man atrodo kažkas buvo apie 1200 eurų, bet ne mažiau kaip 1000, ne? Bet čia yra susijęs su investavimu, sakykime. Dar viena. Bet ne tuo tikruoju investavimu, apie kurį tu kalbė, ne? Bet tinklinis marketingas, žinai, kur tau labai gražiai viską papasakoja, tau reikia nusipirkti tik tais pradinį paketą ir tada pinigai pas tave plaukia. Ir aš atsimenu, tuo momentu niekas nepasakė, kad reiks dirbti. Bet ar nepasakė, ar neišgirdai? Va, irgi klausimas. Ten buvo, žinai, apie darbą tikrai nebuvo jokių žodžių, jokių pasakojimų. Buvo tiesiog, žinai, ir dabar aš pastebiu labai daug ką vartojant iš to tinklinio marketingo, kad čia dirbti nereikia, kad čia reikės tik rekomenduoti. Tik rekomendacijom užsiimti. Tu pats naudoji, natūraliai tavęs paklaus, draugai, ne? Ir tada, viskas. Čia nedarbas, bet draugų nelieka. Jo, ir aš tada supratau, kad blemba, draugų tai nelieka. Kas tinklinė marketingai yra praradęs draugų? Tai čia buvo šitas momentas, kur tikrai ir čia, kada prieš kelis metus tvarkiausi ir dar radau tų visų, žinai, ir skrajučių ir viską ir prisiminiau, kad... Bet gera pamoka buvo. Daugiau nerizikavau. Ne, iš tikrųjų, tai aš esu susijusi su tinkliniais marketingais, viskas ir gerai, naudoju priemonės ir taip toliau, bet tiesiog ką noriu pasakyti, kad labai atsargiai žiūriu į tinklinio marketingo šitas, nežinau kaip čia jos, įmonės, ne, organizacijas, į tas, į kurias reikia iš karto suinvestuoti. Ne, nes apskritai tinklinis marketingas, pasidomėjus jo pradininku, jisai turi būti nemokamas pradedant. Vis įeinant į tai, ne, tau suteikia visus įrankius, dėl to, kad tu mainais atiduodi savo laiką. Ir tai, aišku, aš po to jau šitą sužinojau faktą iš to pradininko tinklinio marketingo. Tai iš esmės, kad galima eiti pradėti dirbti neturint patirties tik tais ten, kur tau nereikia pradinio rinkinio kažkokio ar ten investuoti tą pradžią. Bet aišku, kai tu turi patirties tame, tai tu gali jau matydamas tą visą prasme, kad ten tai jau pavarysi, ne, idėjas darbo ir tau sugrįž su kaupu, tai tada faktas, kad galima pirkti. Tai toks mano feilas, kurį atsiminiau, bet gal buvau ir daugiau pridaręs. Bet tokios čia sumos, ne? Aušryte? Aš tai tokia, kai vengiant rizikos visose srityse ir tikrai iš vaikystės, paauglystės turi tokią savybę, dabar jį kažkaip tai truputėlį užkasta, bet aš vis laiką 5 žingsnius į priekį. Ir mano tas toksai saugiklis, kad ar aš gerai jausiuosi ir ar aš ten suprantu ir ar reiktų kažkaip daryti. Bet man, kalbant, žinai, prisiminiau rizikas ir mano vyro ir artimos aplinkos skolos, kaip paskolini pinigų, ar ne? Tai va čia yra tikrai mano šeima su šia investicija susidūrusi labai riebiai. Ir tikrai, kaip tu sakai, draugų nebelieka. Tai aš vis dėlto laikausi iš savo tėvų gauto to pamokymo, ar ne, kad pinigų negalima skolinti. Ar ne? Vėlgi, čia tie visi niuansai, kaip ir ar galima, aš nežinau, bet aš realiai esu pinigų paskolinusi per gyvenimą labai nedaug. Man vis dėlto draugystė arba bendravimas yra brangesnis.
Bet čia labai gera tu užkabinai, nes... Šitą prasme dar plus valanda. Jo, tai Man atrodo, mes pratęsim šitą temą, galėsim ne? pasilikti. Jo. Nes čia yra Galime neišsemiama, o rezumuojant, apibendrinti. turbūt apibendrinant, tai ką aš išeinu ir išsinešu savo sekėjų armijai kokią žinutę, kad visgi labai svarbi yra savivertė ir nuo to viskas prasideda net ir pinigų temoje. Aš tai pasakyčiau, kad savivertė vienareikšmiškai, bet number 2 tai yra atvirumas. Visų pirma su savim, tada su savo partneriu, o tada su savo vaikais. Aišku, kažkiek laiko užtruks, kaip tu sakai, kol išsigryninsim tas pinigų santyki poroje. Bet jeigu nekalbėsim, tai jisai pelėsiai apaugs. Na, aš sakydama apie pinigus, tai turbūt noriu atkreipti dėmesį tai, kad jų reikia nebijoti. Nebijoti jų prarasti, nebijoti jų uždirbti, nebijoti jų uždirbti labai daug. Reikia nebijoti apie juos kalbėti, nebijoti juos laikyti ir aplamai kažkoks mistifikuotas baubas iš tiesų yra jisai. Tai va, eikit su savo eurais, susidraugaukit šiandien. Glostykit, turėkit, žiūrėkit, leiskit savo daug išleisti, dar daugiau uždirbti ir nebijokite visų šitų procesų, kas vyksta, nes tai yra tik viena iš daugelio energijų, tiek fizinių, tiek energetiniam lygmenyje, kas pro mus praeina, o kartais mes jį taip užtabūninam, kaip žinai, kaip sovietmetyje nebuvo sekso, taip dabar dar daug kas gyvena toje pasaulyje, kur nėra pinigų, žinai. Kosmonautai. Tai va, tai. Arba yra tarnauja pinigams. Nedraugauja, o tarnauja. Toks nesveikas. Tas nesveikas, žinai, bet neišgrinintas santykis. Pratęsim, nes ta prasme, net ir apibendrinant šios dienos podcastą. Diskusija tęsiasi. Tai norime priminti, kad šiandien mus puošia Vita Jewel, patys gražiausi indai vandeniui. Tai labai rekomenduojam pasižvalgyti, pasižiūrėti ir ačiū tavo, Aušra, kad tu šiandien juos atvežiai. Tai visada, jūsgi žinot. Vandens karalienė. Vandens karalienė, ar ne? Tai ačiū Jums labai, ačiū klausytojams ir tikrai lauksim temų, kokiamis dar norėtumėt, kad pakalbėtume, pakomentuokit. Tai čia 28 metų sezonas, ne? Temų dar prašai. Ar ką pratęsti? Gerai. Ate. Ačiū, ate.